tuoj pat šalia manęs prisės Andrius Mamontovas. Visi puikiai pažįstat, autorius, muzikos atlikėjas ir nuostabus žmogus. Šiaip toks pirmas labai ūkiškas klausimas virtuvinis. Ar įsivaizduoja, ar esi skaičiavęs, kiek kūrinių turi sukūręs? Sveiki, bičiuliai, smagu čia būti vėl Latgoj, seniai čia buvau. Kūrinių, dainų turbūt yra apie 200 pas mane, o yra muzika filmams, spektakliams, instrumentinė muzika, tai dar mažiausiai 100 tikrai yra. Tai turbūt aplink 300 kažkur. Turbūt taip. Aš noriu dabar užfiksuoti šitą faktą, kameros įjungtas, jūs esate neteisus. Neteisus? Andriau. Jūs turite kitą statistiką. Turime duomenis. Mano kolegas Latgos bent jau suregistruotus kūrinius suskaičiavo, tai gal pačiam bus įdomu. Tai Latga bazėje yra suskaičiuota, kad muzikos kūrinių yra 467 ir dar audiovizualinių 10 ir čia dar ne pabaiga, man atrodo, nes spektaklių neturim informacijos, kiek yra muzikos, tai pasikuklinote, serė, tikrai yra daugiau, ar čia aš nežinau, gal jūs kitų autorių kūrinių man prirašėt, aš nežinau, visko gali būti. Tai labai nemažas toks kiekis skamba, tų dainų yra ir ar yra etapų buvę tokių, kurie ten dera geriau, kad rašosi kasdien, ar yra tokių etapų, kai visiškai baltas lapas? Čia toks jau kūrybinis klausimas. Tai be jokios abejonės, mes visi, kurie užsiema kūrybą, visi pažįsta tuos yra, kažkokios... Ups and downs. Bangos kažkokios yra, kur tavie prisikaupia kažkokios, nežinau, medžiagos, kurią tau norisi, medžiagos, tai turiu omeny emocinės medžiagos ar kažkokios tai idėjų, tai ką tau norisi kažkaip išsakyti, išreikšti. Ir yra, kai yra tuštuma, tai dažniausiai, aišku, tuštumą mes visi pažįstam po to, kai, nežinau, išeina naujas albumas, ar padarai kažkokį tai didelį koncertą, ar ten turą kažkokį pravažiuoja, ir kažkoks išbaigtas didelis darbas, kuriam atidavai daug, tai paskui visada būna toks tuštumos jausmas, nes liktai tavo variklis vis dar sukasi, bet jau važiuoti nebereikia. Ir tu toks, tada galvoji čia, kame prasmė, neturi kažkokių naujų minčių, tada galvoji, ar aš čia, nežinau, ar aš esu sutvertas kūrybai ten ir taip toliau. Tai su tais visais dalykais susiduri ir, aišku, kūryba iš principo yra, tu gyveni gyvenimą ir tai, ką tu patiri, tai, ką tu kažkaip išgyveni, kažkokius dalykus tau norisi apie juos paskui papasakoti per savo kūrybą, kas tai bebūtų, ar tai būtų daina, ar tai ten, nežinau, šokis ar paveikslas. Čia ta kūryba yra, mes pasakojam apie tai, kas mumise susikaupia. Turbūt menininkai nuo nemenininkų skiriasi tuo, kad menininkai nori papasakoti viską, ką jie yra išjautę. Nemenininkai, nežinau, gal pas terapeutą eina labiau. Kiti kepa blynus ir taip išpasakoja, ką jaučiasi. Kepa blynus čia irgi yra puikiai saviraiška. Taip, čia visiškai nenuvertinant, nes labai skanu šiandien. Aš iškart dar pamiršau priminti jums visiems, kad drąsiai vėl galite kelti rankas. Čia renginys dėl jūsų. Ir aš Uzboną norėčiau, aš jį taip pavadinau, misteris Uzbonas keliauja pas jūs vėl, kam nedrąsu. Aš turiu porą klausimų irgi čia. Esam autorių namų virtuviai, tai iš karto apie tai, kas labiausiai nedžiugina. Tai ar esi susidūręs su rimtais iššūkiais, kas nors bandė pavogti tavo dainą, kūrinį, arba norėjo pasiimti visas teisės? Tikrai įdomu išgirsti iš tavęs, kai tiek daug kūrinių esi sukūręs. Nebuvo. Taip, čia turbūt labiausiai po šiai dienai aš vis sulaukiu klausimų, tai kas vis tik tai Saulės miesto autorius. Tai čia gal garsiausiai nuskambėjęs istorija. Jo, ta prasme, kad taip, tai čia Egidijus Dragūnas buvo ten kažkaip vienu metu pasakoja visose savo interviu, kad tai yra jo daina, jisai
žinau, ar jisai tai darė sąmoningai, ar jisai pats patikėjo, kad jis ją parašė, reiškia, tai šito mes nesužinosime, bet buvo, na, tarkim, tais laikais, ten, kai tik tai atsirado leidyba, leidėjai ne visada sąžiningas sutartis pasiūlydavo atlikėjams ir visi atlikėjai, kurie seniai dirbo su kai kuriam įrašų leidybiniam kompanijom. Na, aš dabar galvoju, prieš turbūt kažkiek tais metų. Prieš 15 ar kažkiek metų kažkur maždaug aš paskutinius dar turėjau tokius teisinius kažkokius klausimus su buvusiu leidėju. Paskui, kur galutinai jau įrodėm, kad jiems nebepriklauso. O kaip vyksta tas, ar tai yra iš nežinojimo pačio autoriaus, kuriam cintos sudartis? Tai kokie ten 90-ieji metai, ar ten 93 kokie nors. Ir tikrai mes esam ten 25 metų amžiaus bičai, kurie iš sovietinės santvarkos, kur apie jokios sutartis iš vis niekas niekada, na, kažkaip buvo visai kitaip, kažkaip viskas, visi sustarimai kažkaip kitaip vykdavo. Nebuvo tokio, kad ten tu pasirašai kažkokį kontraktą, žodis kontraktas buvo naujas. Tai apie sutarties skaitimą nebuvo. Kad tu ateini pas leidėjas sako, žiūrėk, mes išleisim tavo albumą ir ten apie tave visi sužinos ir tada, pasirašyk, čia toks bendra tokia sutartis. Ir aš atsimenu, kad visiems paduodavo sutartį ir sakytų, čia tokia bendra, čia visi tokia pasirašo, tai maždaug čia viskas tvarkoja. Paskui laikui bėgant supranti, kad kai tau sako, čia tokia bendra sutartis. Ir greitai pasirašy, greitai. Tau ją būtinai reikia perskaityti geriausiai kartu su teisininku. Nes, na... Bet Andriau, sako, greitai reikia pasirašyti, nes kitaip niekas neveiks. Jau gamina kompaktą, bet spaudžia ir jau ten laukia klausytojai ir dabar, jeigu tu dabar nepasirašysi, tai nieks apie tave gyvenime neišgirs. Tai visada tais jausmais yra žaidžiama ir yra žmonės, kurie na, bando iš autorių nugvelbti pinigus. Arba net nesupranta, kad tai yra... Jie supranta, ne? Jie supranta, nes žmonės, kurie užsiima kūrybą, mūsų visos mintis yra apie kūrybą, mes užsiimam kūrybą. Tie žmonės, kurie iš mūsų nori paveršti pinigus, jie visą laiką apie tai galvoja. Ir jie prisigalvoja visokių būdų. Mes, ta prasme, na, jeigu aš pradėsiu galvoti tik tai apie ten apsaugą savo teisių, aš nebeturėsiu laiko net. Nes kūrybai reikalingas laikas, reikalinga erdvė, kartais nieko neveikimas reikalingas. Tu turi kažkaip sudėlioti kažkokius išsibarščiusius elementus tavo galvoje ar kurioje vietoje pas tavai viskas vyksta. Tai faktas, kad kūrėjus, menininkus dažnai apgauna arba kaip nors apkvailina būtent dėl to, kad mes esam kitoje temoje visą laiką ir čia staiga reikia kažkas sutartis, kažkas ir tu iš tikrųjų kartais nesupranti nei tų teisinių kažkokių ten terminų, išsireiškimo, žodžių junginių kažkokių, tai aišku, aš paskui jau išmokau, kad iš viso turbūt sutartį reikia duoti paskaityti žmogui, kur aš pasitikiu. Taip. Ir kur žinau, kad tas žmogus pasakys, iš mano teisinę kalbą ir gali man pasakyti, va šitas punktas reiškia tą ir tą. Ir ar tu nori, kad tai būtų. Tada aš sakau, jo, man tinka. O čia va kas yra, o čia reiškia, kad ten tas ir tas. Ir tada sakau, ne, man va šitas netinka. Tada tas žmogus man padeda kažkaip suformuluoti iš naujo kažkokius tos sutarčių punktus. Tai mano patarimas visada nelikti pačiam autoriui, neskaityti vienam nebent jūs, nežinau, studijuojate teisę ir laisvalaikio rašto dainas ir viską suprantate apie Kad autorių teisė iš vis yra labai sudėtingas reikalas. Tai dėl to visada reikia kažkaip konsultacijos.
Taip, ir šiandien jau girdėjote, kad yra su kuo konsultuotis, nebūtina kiekvieną kartą savo teisininko ieškoti asmeninio, bet aš kaip tik prisiminiau, klausimas buvo lapelyje apie kūrybą. Čia kalbėjom, kad turim skirti laiką kūrybai ir neteisiai, nors teisė irgi kūrybiška visai. Andriau, ar kūrybinės idėjos dažniau ateina? Ar daugiau generuojasi, ar pasibeldžia į duris, ar daugiau generuojasi sėdus kurti? Ar prisėdi ir kaip į darbą ir dirbant gimsta, ar šauna į galvą mūza ateina? Tai mes turbūt visi žinom, jeigu tu žinotum, iš kur ateina, tai toj vietoj ten ir sėdėtum visą laiką. Natūralu, bet tai būna aišku, tu turi palaikyti formą ir, tarkim, aš kiekvieną dieną kažką darau su garsu. Aišku, kartais tiesiog sėdi, groji gitarą ten, ar pianinu, ten kažkokius akordus seka, suki ratu, ten atsiranda kažkokia melodija, galvoji apie tekstą ir taip toliau. Tai kartais tai atsiranda iš tokio ilgo proceso, o kartais būna tiesiog kažkokia idėja labai aiški, ką tu nori pasakyti. Turi labai aiškę netgi struktūrą ten dainos, kas bus stulpelėje, ten, kas bus priedainį ir kuo viskas baigsis. Maždaug tai dažniausiai tokios dainos, jos kažkaip kartais yra 15 minučių klausimas. Tu tiesiog užrašai tai, kas jau, bet vėlgi tas dalykas, kuris tavo galvoje yra, jisai galbūt formavosi per tau nežinant savo pasąmonį kažkur, vis tiek iš tavo patyrimų kažkokių. Viskas vis tiek ateina iš tavo tam tikrų patyrimų, iš kažkokių įspūdžių, kuriuos tu gyvenime gavęs esi. Visos tavo kūrybinės mintis iš ten ateina, ar nežinau, vis tiek kažkur tai. Aš tai labai irgi pritariu šitai. Ar iš kelionių, ar iš knygų, ar iš kažkokių ten gyvenimiškų situacijų. Čia kaip daug kas dabar diskutuoja dirbtinio intelekto klausimų, viskas nuvoks mūsų darbus, fotografų, muzikantų ir kitų autorių. Bet man atrodo, kad tiek mes esam kompiuteris, kuris turi labai daug informacijos, kuri kartu miksuoja su emocija, būsena ir įvairiais dirgikliais, mūsų psichologinė kažkokia stovėsena. O AI-us, dirbtinis intelektas, tiesiog prisisiurbia muzikos ir pagal ją generuoja tai, kas veikia. Dirbtinis intelektas tai yra programa, tai nėra iš tikrųjų intelektas, tai tik pavadinimas yra. Taip, tai yra programa, kuri analizuoja tam tikrus dėsningumus ir iš jų gali duomenų bazę, sudėti. Taip, ta prasme, apdirba didelį kiekį duomenų. Tai, bandai naudotis dirbtinį intelektą muzikoje? Kažkokius, ne, muzikoje iš tikrųjų puikiai, tarkim, tos programos dabar, kur atskiria, ten galima išimti balsą iš muzikos, kažkokį seną įrašą, kurio tu neturi atskirų takų. Aš čia kažkada laužą šviesą įsikėliau ir išsitraukiau ten atskiras partijas, nes tas įrašas daugiakanalis neišliko ir man kažkaip galvo būtų gal smagu tai padaryti kažkokią versiją atrestauruotą tokią. Tai leidžia tokius, tai viskas vėl. Beatlai neseniai išleido dainą, kur ten Lennono balsą ištraukė iš kažkokios senos šnipščiančios kasetės ir dirbtinis intelektas išskaičiavo ten visą triukšmus nuėmė ir išėmė švariai balsą. Tai šitais dalykais tikrai verta naudotis. Bet čia ta geroji pusė, kai mes džiaugiamės, kad mums padeda, bet yra ta pusė. Bet kartais dirbtinis, aš taip įsivaizduoju, kai kurios programos, čia kaip ir, nežinau, kaip kokia nors abstrakti tapyba, tu ten, nežinau, išpili tiesiog tieški dažus ant popieriaus, tada matai, kad ten, bet jau tai yra tavo matymas, tada tu išskiri, kad aš ten matau veidą, tada jį išryškini ir gaunasi portretas. Tai taip su muzika taip pat tu gali, mes kartais naudojam kažkokius tai, nežinau, ten ant klavišų kažkokį įsijungi garsą ir jis tau diktuoja tam tikrą kažką nuotaiką, tu jau toliau, vis tiek kūryboje mes naudojam savo skonį, kurį mes turim. Tai pasirinkimą vis tiek mes darom. Mes galim prisigeneruoti su dirbtiniu intelektu kažkokių garsų, kažkokių netgi ten pasažų muzikinių ar dar kažko.
bet galutinį atsirinkimą vis tiek žmogus darys. Bet yra tokių programų, kur paspaudi nuotaiką, paspaudi trukmę ir tau visą kūrinį sudėlioja jau pilnai pats intelektas. Ar jie tikrai neužims tam tikros rinkos muzikos autorių? Tai, jeigu ir žims, aš nežinau, aš vieną kartą, čia kažkur prieš kelis metus, čia jau prieš kelis metus buvo YouTube, nežinau, man atrodo, galima, turbūt vis dar yra. Pilna ten. Yra, kur sugeneravo ideali Eurovizijos daina. O taip, mano mylimiausia, labai juokinga. Kur išskaičiavo visus laimėtojus, sudėjo visų laimėtojų dainų, ten visus motyvus, tempą, ritmus. Ten. Būtinai įsijunkit, nuostabus pavyzdys, kokia nesąmonė gali gautis. Bet finale tai yra tokia švediška Eurovizinė daina, visiškai. Bet ten ir tekstas, ir viskas tikrai geras pavyzdys. Vis tiek žmogus daug dirba prie jos. Visas klišės sudėjo, reiškia, bet tu supranti, kad nėra vis tiek žmogiško prisilietimo. Galbūt iš tos medžiagos žmogus galėtų visą tai žinodamas sudėliot kažkaip ir padaryti, bet girdisi dar, girdisi skirtumas, aš girdžiu ir pasitikėjimą kažkaip savimi šitą vietą neabejojama. Yra dar kita minties eiga. Dirbtinis intelektas, jisai sudėlioja vis tiek viską iš to, ką žmogus yra sukūręs. Būtent. Ir yra tiesiog, ir teko skaityti apie tai, kad yra prognozės, kad dirbtinis intelektas kažkuria prasme apibendrina tai, ką žmonija yra sukūrusi. Ir jeigu jau jisai tai gali generuoti, žmonės tai paskatins galvoti kažką, ko dirbtinis intelektas dar neturi savo bazėje, sukurti kažką dar naują ėjimą kažkokį tai dalyką. Bet ir patys žmonės, nežinau, man atrodo, daugelis mūsų turim bent vieną pavyzdį galvoje, kur paimam dainą ir sakom, žiūrėk, čia iš tos dainos viskas. Paimta tai melodija, tai harmonija, kas nors atpažįstamumas vieno autorius kitame. Taip, ypatingai pop muzikoje kartais yra, iš tikrųjų, kartais plagiatas yra, kažkoks. Kartais netyčinis. Tau atrodo, kad čia tavo motyvas ir pasirodo tai ne, nes tiesiog yra daug dalykų, kurios mes turim savo atminty ir jie išlenda ir mums atrodo, kad tai mūsų. Tai aišku, verta kartais su Šazamu kokiu pasitikėti. O yra natų tiek, kiek yra ir akordų tiek, kiek yra, bet aišku, kartais girdisi, kai jau vagia ir net nesikuklina. Kartais nesikuklina. Gerai, dar vienas klausimas iš publikos iš anksčiau. Neparašyta, kad Andriui, bet tikrai spėju, kad ne man. Iš kur motivacija? Kaip jį keitėsi per metus? Jei nebūtų pasisekę, ar kurtumėte toliau? Taip, aš nežinau, motivacija yra, tai yra turbūt pašaukimas, kažkoks žmogus, kiekvienas žmogus turi kažkokį dalyką, kurio jisai dega. Kažkas, kuo tu gyveni. Tai tas ir yra turbūt, tu nori realizuoti tą savo kažkokį dalyką, kuriuo tu degi. O nėra taip, kad kai tau tiesiog einasi, patinka, ką darai, kad net nesusimastai apie tą motivaciją. Tiesiog eini ir darai. Tai aišku, kad nėra, kad ten paskaitai motyvacinį ten kažkokį vadovėlį ir tada užsikačialinai. Įsivaizduoju, Andrius prisiskaito ir motyvuoja kitus. Kartais tu tiesiog tam kažkokią motyvaciją ar įkvėpimą, tu gauni, tu nežinai, iš kur tu tai gausi. Tu dažniausiai nežinai, iš kur gausi. Po mokyklos aš įstojau į statybos ekonomiką, vis dar nežinau kodėl, bandžiau tėvui įtikti, nes jis norėjo, kad aš turėčiau rimtą profesiją. Ir pas mane buvo kursiokas, kuris kas kelis sakinius būdavo frazė, viskas bus gerai. Ir aš parašiau dainą, aš tikiu, kad viskas bus gerai, nes aš pagalvojau, visai geras yra toks žodžių junginys, kurį galima panaudoti. Dainuoja ir aplinkiai galima apipinti tekstą kažkokią. Tai inspiracija radai. Tai aš ne veltui reiškia įstojau, aš ten bent kelias dainas parašiau. Bravo. Tai mes, visa kūryba yra iš to, ką mes patiriam kiekvieną akimirką. Ir tu niekada nežinai, dėl to turi būti atviras
kažkokiam dalykam, kurie į tave ateina. Kartais nudegina, kartais pavyksta tai monetizuoti. Nudegina? Ne, jeigu tu būni, kartais būni atviras ten, kur nereikėtų būti, bet kartais atsiperka. Aš galvau, gal kalbam apie tą nudeginimą, vis tiek visi mes, aš nežinau, tikriausiai sutiks ir publikoje žmonės, kad kai rašom kūrinį, yra tas toks cink, taip turi būti ir ne kitaip, ir jau apsisprendė ir atrodo, kad tada visi klausys ir daina eis. Populiarumo... Bet nieks neklauso ir daina neina. Kas lemia tą populiarumo receptą? Kaip, nežinai? Nežinau. Ne. Tai yra labai daug turbūt veiksnių, yra kažkoks kontekstas, yra mados, yra aktualumas paties kūrinio. Na, tasme, kartais atrodo visiškai kažkokia daina, kurioje nieko ten nėra, jinai yra populiari, nes kažkoks yra kontekstas, yra kažkas gyvenimo momentas, kuriame tai kažką įgauna tam tikrą reikšmę ir žmonės į tai atsiliepia kažkaip. Nes aš pastebiu, pavyzdžiui, Andrius, tikriausiai žinot, kuria nuostabią elektroninę muziką, instrumentinę elektroninę, ir skirtumai tarp dainų ir tos muzikos perklausų, tai tikrai žymus, bet aš įsivaizduoju, kad tavo širdį tą elektroninę muziką užima tiek pat vietos. Aš nepretenduoju, kad ten būtų kažkokia ten populiari. Aš tai darau, nes man tai patinka. Tai ir tiek. Čia norėjau komplimentą pasakyti, kad graži labai ir elektroninė muzika. Nežinau, kas ten gražaus, ten tiesiog ūžia ir viskas, žinai. Ai, tai dabar, gerai. Pradėsim taip žaisti. Gerai, publikos klausimai. Ne, iš tikrųjų, gal turit klausimų ne tik raštu? Taip, prašom. Ar naudoji autotuną? Autotuną įrašų metu. Kaip tokį? Ar savo balsą? Jo. Ar pičinate savo balsą? Aš manau, kad šiais laikais ir pasakysiu kodėl. Šiais laikais tai praktiškai yra neišvengia. Tai nereiškia, kad ten iš vis pro šalį dainuoja ir sudėlioja. Ne, yra... Kai mes darydavom įrašus, ten, nežinau, 86 metais, mes, pavyzdžiui, gitaras derindavom kaip? Sėdi ten Arnoldas Lukošius prie pianino ir aš sakau, spaus dabar mi. Ir mes ten su gedu derinam natą. Tu derindavai viską iš klausos. Gitaros suderindavai iš klausos. Ir kai tu grodavai, tame buvo ta maža dėrėjimo paklaida. Dėl to, kai tu dainuodavai, tai kažkaip natūraliai tiesiog nebuvo poreikio. Dabar, kai mes naudojam daug elektroninių instrumentų, kai ten sintezatoriai dera idealiai, kai gitaras derinam su tuneriu ir jos dera idealiai, balsas vis tiek turi mažą paklaidą. Ir ta maža paklaida tampa matoma. Ir tu neišvengiamai įrašo metu, kai kur, ne viską, bet kai kurias natas, tu tiesiog matai, kad yra mažas, kai kur palieki, nes jeigu tu suderinsi taip jau visai idealiai viską, tai aišku, nebeliks gyvybės, bet kai kur tiesiog dėl technologijų, kurias mes naudojam. Ir aš manau, kad aišku, muzika labai daug praranda, galbūt verta pabandyti padaryti įrašą vėl suderinus gitaras iš klausos. Pagal ten tik tai kažkokį, nežinau, kaip tas vadinasi, kamertonas. Pagal kamertoną susiderinti, reiškia, ir iš klausos. Tada dėl ko ta sena muzika truputėlį skamba kitaip, nes tas mažas nedėrėjimas, jis duoda tą... Kartais ir gerą pusę turi. Garso pilnumas iš to atsiranda. Patinka mums klaidos pasirodo. Obertonai ir taip toliau. O palaukit, žinokit, ten Tai kiek nori. Gali ir oktavą pasikelti, bet... Aš labai noriu, kad būtų klausimas ten užduotas, nes laukia žmogus. Jo, tęsiant tą temą, Džageris yra pasakęs, aš dabar galiu pro šalį dainuoti, nes aš esu Džageris. Čia pavojingas kelias, žinau. Pavojingas kelias. Andriau, noriu paklausti. Polas Makartnis, jau būdamas solidžiam amžiui, yra pasakęs, aš tiek esu dainų prikūręs, kad dėl kai kurių man yra gėda. Tai aš noriu paklausti, ar tavo įrašytos dainos
tu turi nors keletą, kurių tu nenorėtum, kad jos ten, pavyzdžiui, būti rašytos, ar kad tu jas sukūrei, ar tau visos dainos yra tai kūdikiai? turbūt, na, čia labai, na, galima spekuliuoti, bet jos jau yra. Ir čia tas dalykas, kur... Bet aš kažkaip turbūt nežinau, negalėčiau. Aš kažkaip visada stengiuosi rašydamas būti maksimaliai tą akimirką, maksimaliai kažkaip prieš save sąžiningas būti ir nepalikti kažko, kad, čia maždaug sueis. Tu vis tiek ieškai, kad gal yra viena ar dvi dainos, kur aš iki šiol kartais galvoju, kad aš kažkokio neradau tinkamo ten vieno žodžio ar ten galų. Nu, yra tokių momentų. Bet taip bendrai, tai turbūt ne. Man dainų rašymas yra čia kaip, žinau, kai tu gyveni ir ten darai fotografijas šeimos ir paskui klausai tas dainas ir tai yra kaip nuotraukų albumas. Tu galbūt jau vėliau gyveni kažkokia, nežinau, su kitom nuotaikom, su kitose aplinkybėse, kažkokia kitose būsenose ir tos dainos jos yra užfiksuotos tavo būsenos tuo metu. Tai tuo metu, kai tu esi toj būsenai, tu kažkaip stengiasi, aš tiesiog visada stengiuosi maksimaliai toje dainoje užfiksuoti kažkaip, kaip aš tą akimirką jaučiuosi. Tai ten paskui jau gailėkis nesigailėjęs. Ačiū labai. Taip, čia yra klausimas, mikrofonas skrieja į priekį. Kaip pradedi leisti savo kūrinius, tu neišvengiamai kuri savo vis tiek personažą, tai yra ir sceninis įvaizdis, tai yra muzikos stilius. Kai tu esi jaunas, tu dar ne visą laiką žinai visus atsakymus, visus klausimus ir jeigu, pavyzdžiui, dar nežinai stiliaus muzikoje, bet vis tiek rašai dainas, vis tiek jas nori leisti. Ar labiau rekomenduotumėte leisti po tuo pačiu vardu visą savo kūrybą, net jeigu tai yra kratinys ir tai yra labai ilga kelionė ir nuo metalo iki klasikos, ar geriau turėti atskirą sceninį vardą, pavyzdžiui, tiem bandymam ir tuomet, kai jau atrandi, jau susikurti naują personą? Čia geras yra klausimas ir kaip, aišku, jeigu turi kažkokios tai labai skirtingas, labai kardinaliai skirtingos kūrybos, galbūt verta pagalvoti apie, nežinau, pseudonimą. Aš, tarkim, savo ten elektroninius eksperimentus aš leidžiu ne po savo pavardę, nes aš turiu instrumentinių albumų ir kaip Andrius Mamontovas ir aš praktiškai iš karto pajutau, kad tai kažkaip yra, žmonės negali identifikuoti, jie žino mane kaip dainų atlikėją ir jeigu aš ten staiga groju kažkokį instrumentinį kūrinį, jie laukia, kol aš pradėsiu dainuoti. Ir aš nepradedu ir tada ko jis nedainuoja. Tai prasme, kad čia turbūt, aišku, reikia visą pagalvoti, kaip tu nori, kad aš ten groju kažkokius užėsius ir kažkas sako, tai o kada laužo šviesa bus? Tai aišku, kad jeigu tu tada kažkaip pakeiti, čia kaip, nežinau, buvo tokių pavyzdžių yra, Britų grupė Blur ir paskui jų lyderis padarė kitą projektą Gorillaz, kuris buvo visai kitoks, kur ten animaciniai herojai ir taip toliau, nes tai yra visiškai kažkoks kitas amplua. Tai aišku, vėlgi yra koks nors David Bowie, kuris visą gyvenimą vis ten susigalvodavo naują personažą ir kažkaip pasikeisdavo visiškai ir pakeisdavo muzikos stilių iš vis. Tai aš nežinau. Nėra turbūt vieno atsakymo. Nėra, čia kai sakot, jaunystai nežinai atsakymų, tai kuo toliau, tol iš vis mažiau žinai. Iš vis nieko nebesupranti. Bandymo keliu kažkas gausis.
Andriau, dar atviresnis klausimas. Dabar žmogus išgyveno tą epizodą po albumo išleidimo, kai nežino, kur prasmė ir ką dabar daryti. Ar turi sėkmės receptų ar būdų patarimų, kaip pats tvarkaisi su tuo epizodu? Nepulkite į svaigalus ir į kokį nors palaidą gyvenimo būdą, kas dažniausiai nutinka žmonėm, jie ieškodami, kaip užpildyti tą tuštumą. Na, kartais tos periodus tuštumos juos kartais reikia išbūti tiesiog. Juos irgi reikia išgyventi. Mes lyg tai bijom tos tuštumos, bet čia kaip ir bet kuri būsena, ją irgi verta patirti. Tiesiog pabūti, aš nežinau, kas ir, aš nežinau. Čia kaip, jeigu nebūtų liūdesio, nesuprastume, kas yra džiaugsmas. Nebūtų nakties, nežinotum, kas yra diena. Kas yra diena. Gerai, tai ta proga. Andriau, kada sukursite antrąją Eurovizinę dainą, o gal jau sukūrėte? Aš jaučiuosi dar nepribrendęs. Nepribrendęs. Dar per mažai patirties turintis ir laukiu savo šokio momento. Gal garbesnėme amžiui vis tik tai Euroviziją reikia važiuoti. Gerai. Kai jau mažiau supranti, kur pakliuvai. Ir kai dar labiau dzin. Bet tu puikiai komentuoji. Andrius yra nuostabus Eurovizijų komentatorius. Tai yra, aš į šitą reiškinį negaliu niekaip rimtai žiūrėti. Niekaip, iš vis niekaip. Aš galiu tik tai sarkastiškai juokauti tą temą, nes rimtai kalbėti apie tai negalima. Kas kalba apie Euroviziją rimtai daro didžiulę klaidą, mano manimu. Ačiū. Ar esate sukūręs dainų vaikams, jei taip, kur galima būtų pasiklausyti? Koks vakaras ilgas. Čia ne mano, čia ne mano daina. Bet jau rašėm, kaip vaikystį priskaitėm. Aš nežinau, aš visada labiau Aš nesu turbūt vaikiškų dainų autorius, ne mano. Nesi bandęs kurti vaikams? Galbūt kažkas iš mano kūrybos gali skambėti vaikiškai, taip, bet tai vis tiek skirta vyresniems. Va čia puikiai susidėlioja. Aš galvoju, kokia čia daina galėtų būti, bet nedrįstu. Garsiai pasakyti. Ja, ten yra apie saulę dainų. Yra dainų, kurias galima būtų traktuoti kaip vaikiškas, bet jos ne... Linksmas gal tiesiog, ne? Vaikams, žinokit, ir liūdnas tinka. Gerai, ar čia yra dar klausimų? Ar turim rankų, mišką pasiruošusių? Jeigu taip, mikrofonas atskrieja. Tiesiog apie kūrybos tą sudėtingumą ir lengvumą. Tai rusų kažkuris atlikėjas, kūrėjas, ar Grebenščiukovas, ar Makarevičius sako, buvom jauni, vyrukai, studentai, kūdi, nepavalgę, neišmiegoję, bendrabutį ant grindų, ant adijalo atsisėdę, kurdavom dainas, cigarečių dūmai, butelys, silkutė. Ir paskui jau išpopuliarėję, sukuriam kompaktą profesionalioje studijoje. Ir to naujo kompakto publikai iš mandagumo išklauso, o vis tiek pradeda ūžti per koncertą ir laukia tų dainų, kurios sukurtos tame bendrabutyje tarp cigarečių dūmų. Ar teko su tuo susidurti ir kame reikalas? Kodėl taip yra? Yra kažkaip, kai atlikėjas turi daug žinomų dainų, tu tampi įkaitas jų. Naujos dainos koncerte niekas nenori arba labai nedaug kas nori girdėti. Tu kažkuria prasme, jeigu tu turi krūvą dainų, kurią žmonės mėgsta, jie dėl jų ateina į koncertą ir tu negali jiems jų neatlikti. Ir čia yra toksai, aišku, kažkaip būna momentai, tu galvoji, ar kam nors reikia mano naujų dainų, ar man pačiam jų reikia ten ir taip toliau. Tai su to susiduri, bet čia ne dėl to, kad jie ten rūkė tas cigaretės, tos dainos geresnės yra. Čia yra tas, kai kam yra nostalgijos momentas didelis. Kai kas nori išgirsti seną dainą, nes jinai primena kažkokį laiką, kurio nebėra. Aš sakau, čia kaip tu vartai seną nuotraukų albumą, kažką ten prisiminimas iš mokyklos, ten pirmas bučinys, ar nežinau, kažkokia kelionė su draugais, ar kažkas.
tau ta daina asocijuojasi su kažkokiu laiku, kurio jau nebėra ir kuris tau brangus yra. Ir aišku, tos senos dainos, jos iš toj vietoj turi tą papildomą, jos nebūtinai gali būti geresnės už naujos, bet jos turi papildomą tą nostalgijos momentą, kurio tu irgi negali paneigti, jos ir laiko išbandytos prie viso to dar yra. Tai aišku, čia toks, yra vis sunkiau rašyti, man atrodo, dainas, nes tu tokia turi, tu konkuruoji kažkurio momentu jau pats su savim. Taip, aš kartais taip jaučiuosi, kad tu supranti, kad tu taip dėl objektyvių priežasčių turėtum nebandyti su savim konkuruoti. Tiesiog bandyti kalbėti apie tai, ką tu dabar jauti. Bet čia nėra taip, kad... Ir turi nebegalvoti apie tai, priims tą dainą ar ne. Tu turi grįžti tą momentą, kur tu galvoji, ar tiesiog ką aš noriu pasakyti. Tai viskas, apie ką tu turi galvoti. Ką aš noriu pasakyti, kas man yra svarbu ir kur aš negaliu tylėti. Nes kaip ten sako, jeigu gali nerašyti, tai nerašyk. Tu rašyti reikia tada, kai jau nebegali nerašyti. Kai tu tikrai yra kažkokia pas tave tas... Nes laikui bėgant tu įpranti rašyti dainas ir taip atrodo, kad čia lik ir tavo toksai užsiėmimas ir tu lik privalai visą laiką parodyti, kad tu čia vis dar gali maždaug, kad tu vis dar produktyvus, bet jeigu pirmasias dainas parašai, ten nežinau, aš pirmasias dainas parašiau būdamas ten 16-17 metų, tai aš naudojuosi savo 17 metų patirtimi. Dar ten kurį laiką rašai, paskui tu tą visą savo patyrimus, vaikystės, paauglystės, tu juos jau išnaudoji, tą visą emocinį bagažą, kurį tu turėjai, ir paskui tau per metus tau ten reikia prikaupti vėl kažkokių tai įspūdžių, kad jie būtų to lygaus stiprumo ir tau pačiam būtų aktualūs taip, kaip tavo iki tol, reiškia, tie visi to gyvenimo pradinio tarpsnio, tai kasmet, tai paskui pajunti, kad albumai iš pradžių buvo kasmet, paskui kas 2 metus, kas 3, kas 4, nes tiesiog reikia laiko, kad tu gyventum gyvenimą ir to prikauptum to kažkokio bagažo, kuris tampa pagrindu tavo naujos kūrybos kažkokios. Tai aš čia tik papildysiu. Bet šiaip neseniai tokį memą gerą mačiau internete, kur tokie 3 punktai. Kuri muzika, turi paną, turi pinigų. Ir iš jų tik 2 gali būti. Neturi pinigų, bet turi paną, tai tada kuri muzika. Neturi panos, bet turi pinigų, kuri muzika. Turi ir paną, ir pinigų, nekuri muzikos. Tai, čia toks durnas gal, bet kažkaip, jisai kažkur, aišku, kad turi būti alkis kažkurioje vietoje. Kažkas, kur tu, mes priversti turėti vis laiko kokią nors neišspręstą problemą. Arba autoriai yra tie žmonės, kurie vis laik turi kokią nors problemą vieną. Neišvengiamą kažkokią tai. Kažkur yra kažkoks ar nepriteklius kažkokiame tai dalykai. Ir tas verčia tave kažkur kapstyti, savyje kapstyti. Ir klausti, bet apie tos hitus, tai man atrodo, jeigu jie yra geri, tai tu šiaip savaime jau džiaugiesi ir esi gal net kažkuria prasme dėkingas žmonėms, kad ir visai susikloščiusiai situacijai, kad jos yra tokios populiarios ir kad jų dar nori žmonės. Laikui bėgant tos dainos, kurios turėjo pasisekimą, jos tampa tavo parašu. Kažkokiu tai pagrindu tavo gyvenimo. Nes aš kažkaip pagalvoju, viskas, ką aš turiu, tai yra mano dainos. Jos man leidžia gyventi toliau ir turėti galimybę kažką ten kurti, eksperimentuoti ir kažką, kas nebūtinai ten susilaukia ten tokio pat pripažinimo, bet tos dainos, jos man leidžia
jos man dovanoja tolimesnį gyvenimą. Bet turbūt kita vertus... Kaip investicija kažkokia gaunasi. Taip, čia grubiai čia gal per grubu taip sakyti. Bet... O kita vertus apverčiant situaciją, tai jeigu vien tik dainuotum senas dainas ir nieko nebekurtum, vėl labai keistai atrodytų. Čia tiesiog pats save išleistum į pensiją tokiu būdu. Atrodo, kūrėjų pensija, tai kai nustoji kurti ir tada jau tik ką turi. Tik tai best ofą savo groji ir viskas tada. Taip. Bet šiaip tas... Kas nėra irgi blogai. Nėra blogai, viskas primtina, jeigu, kaip sakai, jeigu neturi ką pasakyti ir nebesakyk gal tada. Ne, tai tada iš tikrųjų, taip gal nėra, kad neturi ką pasakyti, bet kartais būna, kad tu kažkaip norėtum išreikšti, bet tu supranti, kad tu apie tai jau esi kalbėjęs. Tu jau turi apie tai dainą. Man taip būna, kad aš pradedu rašyti, galvoju, aš jau apie tai kitais žodžiais, kitoj daino aš apie tai sakau, vis tiek kažkas atsikartoja, aišku, bet tu tada galvoji, ar reikia dar kartą. Kartais reikia, o kartais ne. Ir kartais, kai tu atlieki senas dainas koncerte, tu jau per jas išreiški save tą, kuris esi dabar. Kartais, kai sudarinėjai koncertinę programą, renkiesi dainas, kurias tu atliksi, tu vis tiek jas renkiesi pagal tai dabar jos gali perkurti tavo aktualios jos dabar ar ne. Ir dar aranžuoti, gali pats perdaryti tą skambesį. Uždėti technobitą ir paeina tada. Tai be abejo, aš įsivaizduoju, Andriu, po dar keletos metų laužo, šviesa, ta gražia nata, noriu dar taip į pabaigą visai jau, nes žiūriu laikrodį, kad eisim nebe blynų valgyti. Mūsų laikas baigėsi. Šiandien. Labai smagu kalbėti apie kūrybą ir man neaišku, kiek žmonėm apie tai įdomu kalbėtis, nes tie kūrybiniai procesai visiems panašus. Išėjo gal vienas žmogus, mačiau, tai... Skaičiavai? Geras ženklas. Atsiminsim jo veidą. Gerai. Niekada nepamiršiu. Gerai, aš irgi dar atsimenu, bet nelaikom tos lastijos. Ja? Visgi? Apie jį parašysim dainą. Ir ją. O iš tikrųjų norėjau paklausti, tu labai palaikai ir kitus kūrėjus ir daug bendrauji su kitais autoriais. Dažnai turbūt paklausi tavęs patarimo. Jaunimėlis, ar ne? Aš nežinau, aš kaip patarimą niekada negaila duoti, aš kažkada ten 90-ais aš produsavau nemažai atlikėjų, bet paskui aš kažkaip... Išėjai į pensiją? Nežinau, aš pamečiau, aš supratau, kad aš vis tiek aš noriu skirti laiko daugiau savo kūrybai. Yra įdomu dirbti su tais atlikėjais, bet tas, nežinau, aš tik kažkaip jaučiu, kad tas periodas, aš taip tokio lik nebeturiu didelio intereso tam. Okay. Man kažkaip tiesiog kiti dalykai. O kaip tau atrodo, ar Lietuvos muzikos bendruomenė, būtent kuriantys žmonės, dabar kolaboruoja daug, dirba kartu daug, ar pavieniai individai tokie daugiau? Man atrodo, kad taip. Tiek, kiek aš matau, nežinau, turbūt taip. Aš siūlau, kad prieitų Auksė ir mes norim tau labai padėkoti. Šiaip smagu, kad sugrįžai į namus mūsų savo. Ir Auksė turi tokią simbolinę dovaną. Ačiū Andriui už laiką, ačiū Jums, mielieji. Ačiū. Ačiū labai.